vištą. Jeigu dinga jos, tada mažiukas vaikiukas, go. Katinas, miau, kiaulė, gru, ieško. Kosmosas. Jūs aiškiai galite pradėti kalbėti. Nes, Bet nežinau, nuo ko pradėti. Tai jau bes valandą sėdėm ir sakome. Čia užeinu, stovi. Su tokiais gietrais, aš jau neatsimenu, visas Murzinas. Sakau, o alkoholį vartojai? Jinai sako, paskutinį kartą per savo gimtadienį taip prisigėrėm pas draugą. Net negalėjau namo nueiti. Aš sakau, tai gal su manim išgersim? Jinai sako, išgersim. Kiek tuo metu jai buvo? Čia buvo, 15-16 metų. Pirkau 2 butelius vyno, ten dešrelių, kažkokių sūrių, ten džiovintus duonos, užsikūrėm laužą ir sėdim, geriam. Aš girtas, o jinai veidukas nekaltas. Sakau, o tu mergaitė? Jinai sako, ne. Mergaitė turėtų omeny, praradusi nekaltybę? Jo. Ir sakau, ar tau patinka biški skardžiau? Jinai pradėjo juoktis, patinka skardžiau. Nori skardžiau, bus skardžiau. Kol tu gyveni mano name, čia iki 18 metų, čia mano, reikalas. Čia aš karalius. Jo. Tada aš, irgi burna, ten, mergaitė, ateik čia, aš tave patvirtinsiu. Šiandien jau ta tavo dienelė, kada jau mergužėlę padarysim. Jinai pati ateina, gula lovoje. Aš esu nuogas, jau užmauna prezervatyvą su burna. Sako, tai man taip skaudėjo, jeigu dar taip skaudės, aš su moterim bendrausiu. Gerai, ką jūsų motina sakė šiuo atveju? Norėjom užmušt ir užkast. Už tai, kad tipo lindo apie tas mergaitės? Taip, jo. Reiškis buvo svarstoma teisme, kad mane paleisti į laisvę, kad pas mane būtų adresas. Į kada teisėja paprašė... Kokiam teisme? Kaip jūs atsidūrėte teisme? Jūs buvot parke su nepilnametė gėrėt, parėjot namo ir jau dabar teisme esat. Nu aš debilas, žodžiu. Palaukit, reikia apsiraminti ir... Nu tai jūs net nesąmonės kalbat. Nepravardžiuot. Tu esi šūdas. Ką aš rašau, čia yra briliantas, auksų padengtas. Labadiena, aš esu Edvard Turlinskiai. Šiuo metu atlikinėjau bausmę Alytaus pataisos namuose. Nu, kalėjimas dabar. Kiek laiko čia esat? Čia esu nuo gruodžio 9. Bet į kalėjimą uždarė prieš tai kitur buvote, ne? Kada uždarė? Uždarė mane 2022 metais rugsėjo 19. Nu, tai jau virš 2 metų, 2,5 metų, tai žodžiu, kada į laisvę ruošitės? Ar nesiruošit? Rugsėjo mėnesį atsisakau lygtinių paleidimų visokių, nes man aišku, kodėl taip daroma ir kokius nusikaltimus tęsia daryti, slėpti visus įkalčius ir nežinau, galbūt ant ko tikisi, galbūt tikisi, kad aš nusižudysiu pats, ar mane kažkaip. Iš pradžių... Supratau, gal pradėkime nuo pradžių, kodėl mes čia esam, su jumis susitikome. Mes esam čia, kadangi aš jau kreipiausi į visus instancijos, išskyrus prezidentą iki Konstitucinio teismo ir beldžiausi 2,5 metų ir parašęs STT, Generaliniai prokuratūrai, apskritai prokuratūrai, žmogaus Seimo, nu, žodžiu, visiems, kam įmanoma rašyti. Kontrolieriam, kas įmanoma. Ir kadangi man nesuteikė informacijos apie mane ir slepia daug aplinkybių teismas ir man žinomi šitie žmonės,
ir prokurorai, su kuriais aš 2003 metais aš pats vykdžiau nusikaltimus, man žinomi ir adresai, ir vardas, pavardės. Jau čia jau kažką pasakė 2003 metais su prokurorais vykdėt nusikaltimus. Čia viskas surišta. Kadangi aš, kada skambinau, jums jau pasakiau, kad ne apie bylą. Byla čia yra dalinai tik tokia prielaida, kad mane laikyti kalėjime. O iš tikrųjų visi kaltinimai, jie nepasitvirtina nei iki teisminio tyrimo metu ir teisme. Ne vienas liudytojas nepatvirtino, kad prokuroras yra teisus ar kom jisai mane kaltina. Čia apie kurią bylą kalbate? Apie šitą, dėl kurios esat. Jau čia jau neklaidinkit, nes jūs įsiteisėt teismo nuosprendžiu. Jūs esat čia dėl nepilnametės tvirkinimo ir jos sveikatos suteikdymo, kuris tuo pasireiškia. Tai sako, nepasitvirtino. Pasitvirtino? Ne. Tai kaip? Tai kodėl jūs už tai sėdit čia? Ne. Sėdžiu aš už kažką kitą. Oficialiai už tai. Oficialiai galima padaryti, pasakyti jo. Galima pasakyti su tokiu įtempimu, bet jeigu normalus žmogus pažiūrėtų į tą bylą, ten nieko nėra. Ir noriu aš jums pasakyti, kad pas mane irgi yra teisės. O jie yra tik ant popieriaus. Jų absoliučiai mano nuomonės, mano parodymų ir niekam nereikėjo, kad aš duočiau parodymus kažkokius nepalankus iki teisminių tyrimų. Gerai, gal nekalbėkime apie šitą bylą, pakalbėsime vėliau, bet jūs pradėkite tada nuo to pradžių, kaip sako, 2003 metai ištakos. 2003 metai aš išėjus iš kalėjimo. Jūs sėdėjot kiek kartų kalėjime, kad aiškiau būtų? Sėdėjau 2004 metais, buvo uždarę 98-ais, 4 kartus aš teistas Lietuvoje, o dabar bus 5. Nesėdėjau nuo 2003 metų. Reiškia, už ką tie teistumai buvo? Pirmas teistumas buvo už vagystės, būtai, reiškia, į būtus lindom, buvau nepilnametis, 98 metais už ginklų panaudojimą, laikymą, stambių mastų ir gavau 4,5 metų laisvės atimimo. Atvažiavau čia į Alytų, amnistiją numetė 1,5 metų ir išėjau kovo mėnesį 26 2001 metais. Reiškia, po to buvau teistas už mašinų vagystės ir viskas. Ir tie 2003 metai kažko ypatingi jūs. Jo, išėjęs iš kalėjimo pradėjau gyventi, kaip sugyventi su savo nukentėjusia, kuria buvo ten girtas, paprasčiausiai atsisėdau, jisai buvo atidarytas busas, paspaudžiau sankabą ir nuridinau tenai nuo Kalniuko. Ir palikau šitą busą, po to grįžau į tą busą, girti buvom triese, aš nepasakiau, kas dar buvo, vienu žodžiu, mane vieną nuteisė. Tai jinai buvo autobusiuke? Ne. Autobusiukas nuvažiavo, buvo jame žmonių ar nebuvo? Ne. Tiesiog nurideno, o kodėl? Kodėl? Įvyko konfliktas. Pradėjo žeminti, nenorėjau išeiti iš baro, buvo daugiau ir paprasčiausiai atsisėdau. Gerai, jau, nurideno autobusiuką ir ką? Reiškia, o po to išėjęs, kadangi gyvenam vienoje gatvėje, pradėjom bendrauti, gal bijojo, kad aš jai keršysiu, nes man sakė, nekeršink, nes vilsiesi, aš nesiruošiau, pradėjom bendrauti, mielai, ir taip išėjo, kad pradėjom kartu gyventi. Meilė atsirado. Gyvenom neilgai, gal pusę metų
ir aš išvažiavau į Belgiją pirmą kartą 2003 metais. Po to, reiškia, ir kadangi aš su ją gyvenau, jos brolis normaliai santykiauja su prokurorės. Nu tai jeigu meilužės turi, o kas uždraus? Jo, meilužė. Nėra problemų ir aš pats veždavau ją, bet kodėl aš apie tai pradėjau pasakoti, mano sugyventinė buvo tų pačių metų kaip ir mano motina. Ir jie susidraugavo, pradėjo draugauti, mano motina ten rado kažkokį palaikymą ilgus metus, nes mano tėvas buvo toks tiranas ir spaudžia šeimą ir visi, aš išvažiavau į Belgiją, sistra išvažiavo į Angliją, motina liko tenai, mano motina pradėjo globoti vienos moters, kurioje buvo panaikinta motinystės teisė, reiškia, vaikus 2013 metais, tai įvyko, buvo teismo nuosprendis. Tai labai nesuprantu vis tiek, toliau. Nes tai peršokot nuo trečių iki 13. Reiškia, nes kada šitus vaikus aš nepažinojau, nes gyvenau Belgijoje ir kažkur 8 metus nepranešiau apie save nieko. Ėjau į darbą ir dingau be žinios. Jie nežinojo. Jie nežinojo, neieškojo, jiems nereikia buvo. Aš išvažiavau, kai pas mane gimė pirmas sūnus, tai aš paskambinau ir pranešiau, kad aš esu. Taip, aiškiau, nes aš nieko nesuprantu, kas žiūri, irgi nieko nesuprantu. 2013 metais mano namas, mano tėvas, aš gyvenu tenai, įrašytas, čia niekur nedingsta, kad jie tėvai. Mano tėvai teismo sprendimų apsigyvendinami mano name, kurį aš paveldėjau be problemų. Čia viskas paprasčiausiai dabar taip biški, taip neįmanoma suprasti pas mane, tik aš dabar tai sužinojau pats. Aš ką sužinojau kadangi negalėjo mano tėvas ir motina globoti dėl keletą priežasčių šitų vaikų. Reiškia, šitie vaikai be mano žinios, pagal įstatymą, man žinoma, aš dabar nagrinėju civilinio proceso teoriją praktiką ir suprantu, kad jie negalėjo tai padaryti. O ką padarė teismas ar registras, išbraukė mane iš vis, kad aš nesu pilietis Lietuvos. Išbraukė mane iš registro ir apsigyvendino tos vaikus, šitos moters, man priklausančiam namie, kurie vėliau aš paveldėjau. Reiškia, jie kaip gyvena, ašgi nevarysiu vaikus kažkur iš namų ar kur, aš gyvenu, normalų santykiai, jo mano motina išgirinėja, visokie žmonės ateina į namus, aš buvau kreipęs ne kartą į policiją, atvažiavo policija, į galiuotinius. Aiškumo, nes aš jau tuoj išpratėsiu, aš nieko nesuprantu. Todėl ir yra sunku. Nes jūs pradėjote kalbėti apie sugyventinę, kuri už jūsų mamos metų, pusę metų pagyveno, paskui jos brolis, prokurorių meilužis, paskui vaikai atsiranda į globoje, jūs Belgijoje ir ką? O aš esu Vilniuje ir aš nieko nesuprantu, ką jūs kalbate. Jo. Reiškia, duokit man biškį susikaupti ir pačiam viską taip, nes jūs labai... kažkaip suformuluoti. Jeigu aš žinočiau, aš pasiruošiau ir jau aš žinočiau, aš paprasčiausiai sportą dariau, man eik į vaktą, nesako. Bet aiškiai dėliojam, nes aš dėkuo čia. Reiškia, aš kreipiausi į jūs, nes aš kreipiausi jau į daug žurnalistų. Ir visi sakė, kad jums tik jūs galit man padėti ir išklausyti. Taip, bet jūs kalbėkit, kad suprasčiau. Aš su savo bylą įsiaiškinsiu pats. Taip. Bet nežinau, kokios pas jumis yra
pareigos, ar aš iš tiesų pas jumis kreipčiausi, nes mano atvejis yra ne vienintelis. Aš paprasčiausiai prašau, kad jūs suprastumėte, apie ką eina reikalas. Aš bandau suprasti, bet aš nesuprantu, jūs net nesugebat paaiškinti. Aš irgi nesuprantu, bet jūs tuoj suprasite. Vienu žodžiu. Praeisim prie to, kad yra mano turtas, yra pasisavintas.